Paprašysiu visų atsisėst patogiai. Jeigu pajausit, kad jau visai nebeatlaikot energijų, prigulkit, kad nereikėtų galvoti ir nenukris kūnas. Kartais būna stipru. Nors meditacija yra bendra, darbas vyks su kiekvienu individualiai. Su kiekvienu iš jūsų dirbs jūsų vedliai, jūsų kuratoriai, jūsų angelai, jums paskirti globėjai. Ir jūs kiekvienas individualiai gausit tiek ir taip, kaip esat pasiruošę priimti. Nebus taip, kad bus per daug. Viskas saugiai, ekologiškai, pačiu geriausiu mums, visatai, aplinkai būdu. Užmerkit akis. Ir įkvėpkit. Giliai į pilvą. Ir išpūskit visas šios dienos mintis. Dar kartą įkvėpkit. Ir išpūskit visus dienos pokalbius. Įkvepiam giliai į pilvą. Ir išpučiam visą dienos įtampą. Dar kartą giliai įkvepiam. Ir išpučiam visus lūkesčius sau, kitiems ir šiam procesui. Viskas vyks taip, kaip geriausia kiekvienam šiuo metu. Pajauskit savo stuburą. Per visą jo ilgį. Ir iškelkime aukštyn spindulį. Tiesiai aukštesnį į aš, į šaltinį, į absoliutą, kas kuo tikit. Pajauskit, ar tiesiog žinokit, kaip iš viršaus pradeda tekėti baltos perlamutrinės šviesos energija. Jūsų prigimtinė dvasios energija. Ir įteka per viršugalvį į stuburą ir leidžiasi žemyn. Kartu nuleidžiam spindulį žemyn savo dėmesiu į žemės centrą. O dabar įkvėpdami užkelkim motinos žemės energiją. Minkštą, šiltą, jaukią, gintarinę energiją. Jumyse susijungia 3 energijos. Dieviška, mylinti motinos žemės energija ir asmeninė, jūsų pačių energija. Ir stuburė jos ima sukti spirale. Jauskit, matykit arba tiesiog žinokit,
besisukdamos energijos stiprėja, stiprina vieną kitą, stiprina mus. Ir su kiekvienu širdies dūžiu ta spiralė pradeda plėstis. Apima fizinį kūną. Pulsuoja ir plečiasi. Apima eterinį, mentalinį, emocinį, astralinį, kauzalinį ir šviesos. Dabar mes nuostabių energijų kokone. Jame žėri visos įmanomos vaivorykštės spalvos, tik jos kažkokios kosminės. Harmonizuoja visus energetinius centrus. Ir šitoj būsenoj saugu. Ji ir saugo ir stiprina procesus. Tas nuostabus, žėrintis, švytintis kokonas gydo, harmonizuoja, saugo, stiprina. O dabar pamatykit, prisiminkit, lai atmintis iškelia žmones, situacijas, partnerius, su kuriais jūs neužbaigėt santykio. Lai rikiuojasi vienas šalia kito, vienas už kito. Atmintis labai greitai iškelia į paviršių ir pamatykit, žinokit, ar jauskit, kaip jūs visus su tom situacijom ir žmonėm sieja gijos. Kai kurios tamsios, kai kurios sutrukinėjusios. Iš jūsų
išeina daugybė gijų. Ir jos nuolat nutekina jūsų energiją. Buvę kolegos, darbdaviai, mokytojai, kaimynai, giminaičiai. Visi rikiuojasi. Tie, kuriems jaučiat nors menkiausią kartėlį, nors menkiausią nuoskaudą, pretenziją, nusivylimą. Išdavę draugai ar draugės. O jūs stebit juos, tiesiog stebit. Ir stebit tas gijas, kurios jūs sieja. Dabar kiekvienam, į kiekvieno iš jūsų lauką yra įleidžiama stiprinanti, gydanti energija, pripildyta meilės, atjautos, dėkingumo, nes kiekviena situacija jums davė pamoką, užgrūdino, pakeitė, sustiprino, pastūmėjo į pokytį. Už kiekvienos šitos istorijos slypi dovana. Tai visų jūsų sielų susitarimai. Ir tik labiausiai mylinti siela gali labiausiai skaudinti. Nes niekas nenori prisiimti diktatorio rolės. Jie mokė mus to, kol mes supratom. Ar nesupratę pabėgo ir gavom kitus santykius. Galbūt kai kurios istorijos kartojosi, viena už kitą sunkesnės. Pajauskit, kaip pro viršugalvį jūsų stuburą pradeda tekėti labai stipri energija, kuri stiprina jūsų suvokimą, dėl ko tai buvo naudinga. Stiprina jūsų vidinį priėmimą, kad kažkodėl tai buvo jums reikalinga. Tik jūs tada nesupratot. Supratot dabar, o gal suprasit vėliau. Bet tai nereiškia, kad mes turim tempti visas šitas gijas ir maitinti praeitį savo energiją, savo dabarties energiją. Į jūs einanti energija
Dabar pradeda įtekėti į gijas ir jas gydyti. Dėkingumas, meilė, atjauta, pagarba, supratimas ar tiesiog pasidavimas. Priėmimas to kaip fakto, be vertinimo, be smerkimo. Kiekvienas sutiktas yra mums mokytojas. Kiekvienas sutiktas yra mūsų pačių pasirinkimo variantas. Visos situacijos pasitarnavo mums kažkokiu tai būdu. Visatoje nėra disbalanso. Nenusakomų srautų į mus teka energija ir gydo visas tas gijas. Jų vienetai, dešimtis, o gal šimtai, visai nesvarbu. Valosi nuoskaudos. Didėja suvokimas. Didėja priėmimas. Jūs plečiatės, o nuoskaudos traukiasi. Kartu su gyjančiam gijom jos tiesiog išeina iš jūsų lauko. Ir matykit, kaip mažėja žmonių, nes visos išgydytos gijos užbaigia jūsų istoriją ir nebetęsia sansaros rato. Smulkus konfliktai, kuriuos nešėtės su savim iki šių dienų, iki šios akimirkos, gyja, tvarkosi, baigėsi. Smulkios nuoskaudos, kilusios dėl nepatenkintų lūkesčių, tvarkosi, gyja, baigėsi. Siųskite kiekvienam savo šviesą. Ir matykit, kaip jie pradeda šviesti, be vertinimo. Tiesiog stebiu, kaip vyksta procesas. Matom, jaučiam, arba tiesiog žinom. Visai nesvarbu. Jauskit, kaip plečias jūsų širdies plotas, nes jūs nebemaitinat savo širdies energiją, savo pačių energiją, senų istorijų.
Į jūs nenustojamus srautu teka energija. Iš jūsų šaltinio. Kupina išminties, supratimo, žinojimo, kad visos šios istorijos buvo jūsų pačių suplanuotos, susitartos. Kai kada pyktis ir nuoskauda buvo vienintelis dalykas, kas varė jūs į priekį. Pyktis ir nuoskaudos buvo vienintelis variklis keltis iš lovos ryte. Ir už tai galima būti dėkinga. Jauskit, kaip tas būrys mažėja, kiek gijų jau sugijo ir ištirpo. Galbūt šiandien jūs dar nepasiruošę su visais atsisveikinti, tiek, kiek galit dabar. Tiek, kiek galit sau leisti savo valia dabar. Juk kiekviena nuoskauda, kiekvienas skaudulys, kaip akmuo širdyje. O dabar gyjant gijoms, gyja ir širdis. Gyjant gijoms, iš jūsų gerklės zonos taip pat išeidinėja susikaupę blokai, susikaupęs pilkumas ir juoduliai. Visi neišsakyti arba išsakyti skaudų žodžiai tarsi stiklo šukės užstrigę gerklės čakrai. Viskas dabar išeidinėja į jūsų erdvę, į šitą saugią erdvę, kurioje viskas transformuojama į tyrą meilę, į taiką su savim, į priėmimą.
tiek, kiek kiekvienas dabar pasiruošęs. Dabar tie, kurie lieka, su jais skaudžiausios istorijos. Dar labiau sustiprinama energija. Kad sustiprinti jūs, priimti viską taip, kaip yra, neteisiant. Nebeprisirišant prie skausmo. Su dėkingumu atsisveikinant su tom istorijom. Ir jei žmogus lieka, ar yra dabar jūsų gyvenime, nuo šio momento bus lengviau kurti santykį kitaip. Nebebus didžiulio bagažo pretenzijų, senų nuoskaudų. Nebereikės kristi į dramas, ginčus, barnius. Bus lengviau tiesiog gerbiant save atsitraukti ir tame nebedalyvauti. Pasaulio motina, jums kiekvienam stiprina pasitikėjimą ir tikėjimą savimi. Jauskit. Jauskit net tai, kur kyla pasipriešinimas. Mano mylimi, mano brangieji, jūs verti savo buvimo faktu. Užtenka save nuvertinti, užtenka savim abejoti. Kiekvieną rytą pramerkę akis jūs kuriat save iš naujo. Užtenka prisirišti prie savo atminties ir matyti save vakarykštį. Jūs kiekvieną rytą
atsikeliat naujai. Iš įpročio velkatės tą patį kostiumą, tą pačią rolę ar vaidmenį, dedatės įprastas kaukes, užtenka. O dabar aš sakau jums, jūs renkatės būti tikrais, susipažinti su savim tikrais, patirt skonį savęs tikrojo, mėgautis bandymais ir eksperimentais. Ar ir toliau dėvėt kaukes, rolės, vaidmenis? Ką jūs renkatės? Taip, seni įpročiai, senas mąstymo būdas, labai patogu. Nereikia nieko daryti. Nereikia ieškoti atsakymų. Nereikia skaudėti. Nereikia kentėti dėl nežinomybės. Juk nė vienas savęs tikro nepažįstat. O kaip pažinti, nesipažindinant? Jūs pažįstat save per santykį su kitu. Jūs taip įpratę. Bet ar kada bandėt susipažinti su savim per santykį su savim pačiu? Tai jokių būdų ne egoizmas. Tai noras tyrinėti šitą būtybę, kuri gyveno daugybę gyvenimų, turi daugybę patirčių, daugybę talentų. Tyrinėkit kasdieną, nors po truputį save. O kas aš? O ko aš iš tikrųjų noriu? O ko jau nebenoriu? Aš stiprinu jūsų tikėjimą savim, kur per amžius buvo naikinamas. Jūs bandė padaryti patogiais, kad būtų lengviau valdyti. Ir tai vyko jūsų sutikimu. Jūs tiesiog norėjote tai išbandyti. O dabar ateina naujas laikas. Ir naujam laikė šitos senos programos jau tiesiog nebenaudingos ir nebegalioja. Nustokit save susimažinti. Išskleiskit savo sparnus. Išskleiskit savo skonius, kvapus. Išskleiskit savo juoką ir vibracijas. Pirmiausia savo. Prisipildykit pilnus savo indus. Išminties, meilės, draugystės, pagarbos, dėkingumo ir dalinkitės. Ir jūs nustebsit, kaip pasaulis jums keistis. Daug greičiau nei jūs įsivaizdavot ir daug greičiau nei mes tikimės. Tai jau vyksta. Ir tai taip gražu stebėti.
Jauskit, kaip pulsuoja stuburas. Tai tarsi jūsų širdis. Jūs kiekvienas, kaip ir Žemė, turit savo magnetinį lauką. Teigiamą ir neigiamą polius. Kuom įkrauta jūsų širdis ir ką jūs transliuojat savo magnetiniu lauku į aplinką. Ką jūs traukiat į savo erdvę ir lauką, į savo gyvenimą, į savo dabartį ir ateitį. Jei tai skausmas ir nusivylimas, tai tą dauginat. Jūs magnetas skausmo. Jei tai džiaugsmas ir gyvenimo skonis, jūs tai dauginat savo gyvenime. Jei tai trūkumas, jūs tai dauginat savo gyvenime. Jei tai gausa, vadinas gausą ir traukiat. Ką jūs norit skleisti aplinką? Ką renkatės? Šiandien, šią minutę, šią akimirką. Jūs kiekvieną kartą renkatės. Prisipildykit dėkingumo. Vien už tai, kad dabar kvėpuojat. Vien už tai, kad dabar turit galimybę būti. Jausti. Turit galimybę nuo dabar kažką keisti. Arba ne. Viskas yra jūsų pasirinkimai. Ir viskas yra su tuo gerai. Nėra bausmių, yra tik pasekmių rezultatai. Prisipildykit meilę, kurią aš jums dabar dovanoju. Prisipildykit dėkingumu, kurį aš jums instaliuoju. Prisipildykit laisvę, vidinę taiką, atjautą, tiek, kiek šiuo metu galit paimti. Kad ištirptų kaltė, gėda, lūkesčiai. Kitiems ir ypač sau. Jauskit, gerkite save. Kiekvieną kartą galėsit grįžti į šitą būseną. Ir vėl prisipildyti. O kai prisipildysit, dalinkitės su savo artimaisiais, draugais,
giminėm, kolegom, kaimynais, ar tiesiog vieną kartą gyvenime sutiktais praeiviais. Dalinkitės iš pilnumo, nes jūsų indas dabar pripildytas ir jis jau niekada nebus tuščias. O jei pajausit, kad tuštėja, vėl grįšit čia, į šią saugią erdvę ir vėl prisipildysit. Jūs nuostabios tyros sielos, susigalvoja savo vaidmenis, rolės, scenarijus. Gimdami pamiršot, kas esat, dėl ko atėjot, kad gyvendami prisimintumėt. Ir kiekviena diena, kiekviena akimirka, nesvarbu, ką jūs darėt, vedė link jūsų tikslo. Kartais lengvai, kartais per nubrozdintus kelius, kartais per sudaužytą širdį, bet vedė visada į šį momentą. Jauskit, pulsuokit, pripildykit visą savo aplinką, visą savo erdvę, kambarį, namus, gatves šita šviesa. Pulsuokit į erdvę šitą tyrą meilę, laisvę ir vidinę taiką, atjautą ir priėmimą. Pripildykit savo gyvenimą šią energiją dabar.
ir lėtai, švelniai grįžkit į kūną, į kūno kontūrus. Įkvėpkit ir iškvėpkit. Pajudinkit rankas, pečius. Ir lėtai atsimerkit.